Taigi, labas rytas. Nu va, švinta. Vakar lūžau šitoj vietoj, vadinasi jinai Kovel. Apie šiam kilų nuo sienos. Jau į Ukrainos gilumą. Va. Vakar nespėjau čia prasivaikščioti, tai reikia šiandien apeisiu apylinkės, pridėsiu. Gal rasiu ką gražaus, gal kokį kadrą šausiu. Nu va, toks tas Kovelis. Jau beveik turbūt ir miesto pakraštyje. Ir porą minučių, nėris toks mažas. Ten pravažiavau vakar centrą, gal 2 kilų. O kelias degalinės. Restoraniukas buvo, kur suši vakar paėmiau. Nu, tai jau vis tiek, jeigu yra šitie atributai. Tai jau ne kaimas, tai jau miestelis. A ne? Amazing. Dizeliuko pripilta. Iki Kijevo užteks, koordinatės turiu. Kas dar? Viskas nuveikta, tik reikia nuvažiuoti. Ir that's it. Tai va, gal pakeliui dar kur stosiu kokioj įdomesnėj vietoj. Bet man čia navigacija rodo tiesiai ir tada tiesiai. Amazing. Nu tai gerai, kad vakar toliau nevažiavau, nes jau visai buvo miegelis. Akis tiesiog užkritinėjo ir bet o šiandien koks oriukas. Sausiau, saulytė šviečia. Po dušiuko, išsimiegojęs. Nu, kaifas totalus. Tai kitas dalykas, atrodė vakar, kad oi, dar truputį dar nuvažiuosiu, nu, bus mažiau rytoj čia. Reikės mažiau minti. Ką tik vos nepataikiau į Tramconų gilio duobę. Lemai. Jo, čia keliai tai yra kur stiebtis, tai tikrai yra ką dar lopyti, nes blemba, tokios duobės, tai čia ne tik ratą galim pamest, čia galim lastus suklijuoti. Siaubas. Reikia atidžiau vairuoti, man saulytė taip užkaitino, aš 13 pėlinu. Buvo laisviausiai. Tokia menko linksmumo žinia. Supratau, kad slidu yra, nes pradėjo mėtyti šaraniuką. Čia rodo kelias 2,5 laipsnio, ne kelias, oras. 2,5 pliuse, bet pakraščiuose balos užšalusios. Ir čiūju, kad yra ant pačio kelio tokia plėvelė. Maža leduka, sakau, ant kažkokių vietų pamėto truputį, tai teko numesti biškį greitį. Keičiasi planas. 300 kilų lygiai iki Kijevo. Gerokai pagerėjo kelias. O transporto tebe nėra daug. Arba nebetebėra nedaug. Gal stosiu kažkur pavalgyt. Čia pakeliui maką surast. Turbūt sunku bus. Bet kažką sugalvosiu, reikia ir pailsėti trupučiuką. Nes labai monotoniškai užsivažiavau, čia buvo toks duobėtas kelias, kad nebuvo net kada kamerytės įjungti, ten bijojau, kad aš jį paliksiu šaraniuką, bet kažkaip praslydom.
Ir dar, beje, toks čia fun fact, kad pastebėjau, kad jie ant Veizo mentų nežymi. Šitas keistas momentas, bet gal ir nekeistas dėl pačios tos karinės situacijos visos. Gal tiesiog nežymi, kad nerodytų jų vietos, kad sapam kokiem. Nes, pas mus, tai ties Veizą įsijung mentų jau nėra kur pasislėpti. Jau, sakau, visą laiką tik išdygsta iš karto pažymi kas nors. O va čia nežymi policijos. Jau kelis šiandien policininkus pravažiavau. Nežymėti. Nežymės Veize. Tai vadinasi, yra kažkoks ar susitarimas, ar taisyklė, kad tiesiog leidžia jiem taip inkognito ir būti. Tai va dėl to reikia ir atsargiai, nes, čia su greičiais, su šaraniuku gali viršyti tą greitį ir 60 km. Ir jeigu nežymėtas koks ekipažas stovi, tai, yra pavojaus pamokėt grivniukių. Aš tokio tuščio kelio neįsivaizdavau, negalvojau. Aš, sakau, matęs tarp Marcinkonių ir Grybaulios ir Musteikos tokį kelią, tokio tuštumo, bet čia jisai, aš taip suprantu, jis kaip plentas, jungiantis sostinę su vakarinio dalim šalies, blemą. Amazing. Tokio tuštumo. Čia nesiskundžiu, čia šlovinu situaciją absoliučiai. Noriu, kad toks tuštumas ir išliktų iki pat kada čia 16 valandos, kada planuoju būti vietoj. Nėra buvę. Ever. Nėra buvę. Kažkas čia ne taip. Bet rimtai labai tvarkingai jie vairuoja. Pavyzdžiui, trasoje mato, kad skubi, biškį dešiniau pasislenka. Neužsispiria kaip ožiai, kaip būna, kur mato, kad nori lenkt, specialiai dar įsispiria. Vos ne prisišlėja prie vidurinės linijos ir nepraleidžia. Nieko panašaus. Mato reikia, važiuoja. Fine. Patinka. Geras. Tai, nėra už ką čia jų apkeikinėt. Tiesiog. Tai va, nesusidūriau dar kol kas. Amazing. Reduced. Dar vienas toks pastebėjimas, čiotkas dalykas pas juos, kad visur, kur tik yra autobuso viešo transporto stotelė, čia jų krūvos tų stotelių, aš virš 300 kilų jau šiandien minu šito keliu, tai prie kiekvienos stotelės yra tulikas. Literaliai prie kiekvienos stotelės yra tulikas. Betoninis su duobe, bet still tulikas, ne japonų, aišku, ten high-teko shikatsu, koks nors, kur visus giluminius raumenis dar išmasažuoja, bet vis tiek yra prie kiekvienos stotelės, yra tulikas. Žmogus gali sustoti, ne kažkur miške pašikti ir išmesti popierių.
grybautojam palikti, o tiesiog prie stotelės. Fainai. Šitas momentas man patiko. Off-topikas toksai. Va, kaip tik važiuojam prie stotelės. Va, stotelė ir žydras tulikas. Prašau. Va, vėl stotelė ir žydras tulikas. Va. Lygis, ne? Respekt. Va, jis mato, kad aš noriu lenkt. O, prisispaudžia. Maladės. Ir aplenkiu per ištisinę. Upsiai. Artėjau prie Kijevo. Liko apie 70 kilometrų. Tirštėja kažkaip ir transportų daugiau. Ir visokių kitų dalykų. Tai va, visai nedaug čia man liko. Įdomu, koks bus eismas tenai, turbūt irgi košė. Galim bus pastrikti. Nu, bet jau visai trupinėlis palyginti iš visos. Negerbi manęs kiekvieną kartą pertraukiai.